neužbaigėme Eurolygos sezono pergalingo. Šiaip, manau, vyrai tikrai kovėsi gerai, sakykime, tikrai palikti Barceloną 66 taškų yra nelengva. Tai rodo jų didžiulės pastangas ir atsidavimą. Reikia dėja vėl konstatuoti, kad buvo neišnaudotų galimybių varžybos eilinį kartą. Tikrai susikurdom geras progas ir kaip sakant, didelę dalį varžybų buvome priekį ir dėja neužbaigėm. Klausimų. Šiandieną antroje pusėje Kasparas Atsvagaras iš 9-5 taiklūs metimai, likusi komanda iš 18-3. Jeigu visgi kalbėti apie tos teigiamus dalykus, apie Atsvagaro žaidimą, kiek jisai tobulėja paskutiniu metu? Mes turim šnekėti apie žmogų, kuris buvo vienas geriausių jaunų krepšininkų Europoje. Paskui dėl didžiulės nesėkmės, sakykime, turėjo nusitraukė raiščius 2 kartus iš eilės. Tai yra žmogus, kuris tikrai labai nori žaisti Žalgirį ir kuris, sakykime, eilę metų stengiasi ir toliau likti Žalgirį, išsikovoti savo vardą ir savo vietą pasaulyje, būtent Žalgirį. Įmant, jeigu tai, kaip sakant, žaidėjai iš Latvijos, jaunas žaidėjai iš Latvijos, kaip iš kitos valstybės, čia yra tikrai įspūdinga, sakykime, jo atsidavimas ir taip toliau. Mes tikim jo talentų, tikrai norėčiau, kad Kasparas išliktų be traumų, nes apie jo talentą niekas negalvoja, sakykime, jis yra būtent tai, ko mums reikia šiuo metu, kadangi gali pataikyti iš toli. Visų pirma, labai gerai skaito 2-2 situacijas ir tikrai turi pagal savo amžių labai aukštą tą vadinamą krepšinio IQ. Ir tikrai, sakau, smagu dėl jo, nes jisai per pastaruosius 2 metus tikrai daug kentėjo. Jeigu dar vieną klausimą apie individualų žaidėją, irgi Ulanovas buvo vienintelis visas 24 rungtynės žaidęs starto penkete. Apie jo augimą truputėlį irgi galbūt galima. Irgi tai yra žmogus, kuris tikrai matosi, kad tobulėja, kuris, žinote, krepšinį labai yra svarbu nebijoti suklysti, nebijoti pralošti, nebijoti padaryti klaidą. Jeigu mes šnekam apie Ulanovą, apie Vensvagarą, tai jie yra būtent žaidėjai, kurie žaidžia, kaip sakant, agresyviai nebijodami. O tai jaunam amžiui yra labai gerai. Ir manau, būtent tokie žaidėjai, kaip sakant, žaidėjai su charakteriu, jie tikrai galvoju, kad darys didelius žingsnius į priekį ir šitas sezonas Eurolygoje jam yra didžiulė pamoka ir tas jūs, kaip sakant, progresas yra matomas tiek mum ir tiek jum.